Sveiki, čia laida Alfa taškas, aš Aurelijus Bezekavičius ir ačiū, kad žiūrite. Šiandien vėl pasikalbėsime apie rinkimus. Šios savaitės pabaigoje Lietuva dar kartą skubės prie balsadėžių, beliko išsirinkti dar neišrinktus vienmandačių kandidatus vienmandatėse apygardose ir galiausiai sužinoti visą Seimo sudėtį. Galiu tik tai priminti, kad pirmajame ture buvo išrinkti 78 Seimo nariai, 8 iš jų laimėjo pirmajame ture. Galėsim šiek tiek pakalbėti ir apie pasikeitusią skaičiavimo schemą vienmandatėse apygardose. Ir apskritai šiandieną pakalbėsime, kiek svarbios yra vienmandatės apygardos ir kaip smarkiai jos galėtų pakeisti būsimo Seimo paveikslą. Tai šiandieną tą pokalbį turėsime su filosofu ir apžvalgininku Pauliumi Gritėnu. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungia Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki. Sveiki. Tai Pauliau, nuo jūsų aš norėčiau pradėti, bet iš pradžių dar noriu sugrįžti truputėlį kartu ir žiūrovams, kad būtų aiškiau į praeitį, netokią tolimą 2016 metus. Aš pasižiūrėjau, kad po pirmo turo konservatoriai turėjo, ten įskaitant ir vienmandatininkus, kurie laimėjo pirmame ture, turėjo 21 mandatą, valstiečiai turėjo 19 mandatų. Antrame ture, nepabijosiu panaudoti to žodžio, valstiečiai nunešė konservatorius ir galutinėme rezultate konservatoriai turėjo 28 mandatus, valstiečiai turėjo 45 mandatus, laimėję 26 vienmandatėse. Dabar, ką mes matėme po pirmo turo, taip, socialdemokratai jį laimi, jau čia kalbos apie koaliciją, važiuoja vieni pas kitus, Blinkevičiūtė ar šauna ar nešauna, kokį nors gėrimą čia klausimas yra, bet ar ne per anksti tą daryti? Tai, ką mes, pavyzdžiui, matome pagal 2016 metų skaičius, ar ne? Ar vienmandatės gali drastiškai pakeisti tą paveikslą? Nes dabar antrame ture socialdemokratai turi 38 kandidatus, konservatoriai 32. Situacija ne visai lygiavertiška, mano galva. Tai yra, kad toje žaliojoje bangoje, kuri buvo 2016-aisiais, kai valstiečiai sutriuškino konservatorius, buvo pakankamai aiški prieš antrą turą koalicijos dėtis ir buvo aiškios tokios galimos opcijos. Tai yra visi, kas kairiai arba centro kairiai, balsavo už valstiečių kandidatus, nes tiesiog jie buvo prieš konservatorius. Dabartiniai situacijoje turbūt didysis pokyčio toks kriterijus yra Nemuno aušros partija ir tai yra kokia bus situacija ir kaip apsispręs rinkėjai Nemuno aušros atžvilgiu. Ta prasme, kad ar jie matys ją kaip koalicijos dalį ir visose vienmandatėse palaikys ją arba bent jau nebalsuos prieš ją, ar jau bus tokia pakankamai aiški dėlionė ir Nemuno aušra bus traktuojama kaip tarkim, socialdemokratų, valstiečių ir skvernelininkų bendras partneris, tai tada visur turbūt jie būtų palaikomi prieš konservatorius ir ta situacija atsikartotų. Bet dabar būtent Nemuno aušros kandidatų vaidmuo yra sunkiausiai apibrėžiamas. Tai yra, kaip žmonės balsuos. Ar jie, tie žmonės, kurie balsavo daugiamandatėse ir kurie turbūt labiau simpatizuoja Remigijui Žemaitaičiui, ar jie ateis ir balsuos už Nemuno aušros kandidatus, ar jie turės valios noro tai daryti ir ką pasirinks tos kitos partijos, ar jie pasirinks remti Nemuno aušros kandidatus ar ne. Tai žodžiu, viskas vėl taip pat nepriklauso nuo konservatorių, bet šį kartą tų pasirinkimų tiem, kurie formaliai formuoja valdančią koaliciją, yra daugiau ir tos opcijos dėl Nemuno aušros dalyvavimo yra netokios paprastos. Vytautai, kokią jūs matot vienmandačių svarbą šiuose rinkimuose antrame ture? Tai visą laiką ta svarba yra jau tuo pasakyta, nurodyta tuo, kad pusė Seimo renkama vienmandatėse apygardose. Tai netgi daugiau negu pusė, vienu Seimo narių daugiau negu daugiamandatėje apygardoje. Tai čia yra, iš esmės, tai yra, mes turime dviejus rinkimus ir mes kaip rinkėjai turim po du balsus. Vienas balsas už sąrašą, kitas balsas už konkretų atstovą kažkur partijos kandidatą vienmandatėje apygardoje. Tai čia svarba yra, net neįmanoma jo sumenkinti. Čia yra lygiaverčiai du rinkimai ir tie rinkimai tik taip susiklosto, kad jie įsidėsto laike, kad reikia laukti tarp pirmo ir antro turo ir tada toks atsiranda spėliojimai, fantazavimai, viltys,
nes iš tikrųjų atrodytų labai, 38 išėjo socialdemokratai, tai tikrai žiauriai daug, arba ten 32 konservatoriai, berods Nemuno aušros 14, tai irgi palyginus daug tokį naują partiją. Bet tada mes iš karto susidurėme su tuo prognozavimu, kuris mano galva yra sunkiai įmanomas, sunkiai pasiekiamas. Mes čia prasme neįmanoma, liko berods kiek 63 apygardos, kurioje bus antras turas, kuriuose ir ten tie kandidatai, mes jų tiesiog ne visus žinome, ten, sakykim, kažkur Žemaitijoje ar Aukštaitijoje, kur aš gal net nebuvęs, niekada šitų žmonių nežinau, nei matęs niekada gyvenime, ir ten net tie procentai gauti, kad ten kažkuris gavo daugiau vienas už kitą, jie nieko nesako, nes mes nežinom, kaip balsuos tie, kurių kandidatas nepraėjo į antrą turą, nes vis tiek ateis žmonių, bet šiaip tam tikri dėsningumai, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra jau iš lietuviškos istorijos politinės. Tai pirmas, galima dėsningumo, galima veiksnių. Tai pirmas veiksnys tai yra Tėvynės sąjungos rinkėjų lojalumas ir ištikimybė. Jie tikrai ateis, arba didžioji dauguma ateis, ir tada jau suteikia tam tikrų šansų tam kandidatui. Tačiau šitą veiksnį savotiškai prieš jį veikia kitas veiksnys, tai kad labai dažnai kažkur apygardoje balsuoja būtent prieš konservatorių vien dėl to, kad jisai konservatorius. Jau empiriškai įrodyta, netaip seniai skaičiau, galiu pacituoti profesorė Ainė Ramonaitė, viena iškiliausių mūsų politikos sociologijų, jinai užfiksavo jau savo tyrimuose, kad iki 55% žmonių tiesiog nemėgsta konservatorių. Tai toks yra emocinis, sakyčiau, ryšys, ne ryšys, čia galbūt santykis labiau. Tai va tas veiksnys, kad antram ture balsuoja už bet ką, kad tik nebūtų konservatorius, tai jo irgi negalima nuneigti. Tai va tada atsiduriam tokiose teisybė. Ir Paulius teisingai paminėjo Tėvynės sąjungos, atsiprašau, Nemuno aušros naujumas. Tas naujumas, jisai tiesiog, aš priminsiu, ar prisimenu, man labai įstrigo 2008 metais, kai Valinskas išėjo su Tautos prisikėlimo partija į areną politinę, tai rinkimuose, pavyzdžiui, Alytuje mano gimtajame, Julius Sabatauskas, ilgametis Seimo narys, kuris Alytuje būdavo renkamas vienmandatėje apygardoje, pralaimėjo kažkokį mergaitį, nežinomai net nelytiškiai, iš Utenos kilimo, vien dėl to, kad jinai buvo Tautos prisikėlimo partijos atstovė. Ja Valinskas reklamavo ir jinai laimėjo prieš Julių Sabatauską, patyrusiai, kaip sako, ir gerai žinoma alytiškiamis, pats Alytui gyvena daug metų, nors pats gimęs ne Alytui, tai berods Sibire. Tai toks, to mes negalim atmesti, kad tas Nemuno aušros kandidatas gali nugalėti kokį nors socialdemokratą ar kokį nors demokratą Skvernelio, vien dėl to, kad jisai naujas, kad jisai Žemaitaičio žmogus ir tas naujumo veiksnys, tų ieškojimas gelbėtų, jisai dabar labai stiprus. Matome, kad Žemaitaitis iš esmės atsiliepė į to vadinamo kairio elektorato lūkesčius, kurių netenkino kitos kairiosios partijos. Čia yra antausis ir socialdemokratam, ir demokratam, ir valstiečiam. Iš esmės, Žemaitaitis parodė, kad kairiosios partijos nesugebėjo šnekėti su rinkėjais, o jisai sugebėjo geriau ir iš nulio, iš esmės padarė galbūt trečia frakcija Seime. Pauliau, aišku, kad socialdemokratams čia nereikia irgi vis tiek užmigti turbūt ant laurų. Su kokiu naratyvu jie turi eiti į antrą turą? Vis dar sakyti, kad, pažiūrėkit, konservatoriai tą ir aną, ar reikia surasti kažkokį tai kitą būdą pritraukti rinkėjų? Čia turbūt labai priklauso nuo vienmandatės sudėties. Jeigu tu turi tokią laimę, būdamas socialdemokratų, kad gavai konservatorių į varžovus, labai paprasta tada. Jo, tokių vienmandačių yra, tai viskas aišku, muši per tai, kur mušiai. Bet didžioji problema ir dviprasmiškumas šitos situacijos yra tas, kad socialdemokratai jau pradėjo aktyviai kalbėti apie galimas koalicijos sudėtis ir savo rinkėjui pasiuntė tokią netiesioginę žinutę, kad, jeigu, pavyzdžiui, jie kaunasi su valstiečiais arba kaunasi su Skvernelio demokratų sąjunga vardan Lietuvos, tai lyg ir nėra didelio skirtumo ir nereikia didelės motyvacijos eiti balsuoti, nes vis tiek tai bus valdančiosios koalicijos sudėtis. Ir šita prasme, man atrodo, socialdemokratai daro klaidą, taip anksčiau laiko baigdami tuos rinkimus, bent jau naratyvo prasme,
neparodydami skirties ir nepasakydami savo rinkėjui, kad žiūrėkit, labai svarbu, kad mūsų pozicija būtų kaip įmanoma stipresnė. Tai to aš bent jau pasigendu ir man atrodo čia tokia taktinė klaida, nes socialdemokratų situacija ir šiaip dėrybinė situacija žymiai pastiprintų tai, jeigu jie turėtų tokią ryškesnę daugumą, įsivaizduokim bent, tarkim, pusę arba 2/3 vienmandačių laimėtų, jų pozicijas visų kitų partijų atžvilgių sustiprintų ir tuo pačiu metu dėrybose dėl ministrų postų vėlesnėse tikrai tas mandatų skaičius jisai vis tiek suteikia galimybę geresnės pozicijas rinktis, tas reikšmingesnės ministerijas. Tai šita prasme, man atrodo, socialdemokratai, kol kas bent jau iš to, ką matom, jie daro klaidą anksčiau laiko dėliodami būsimus partnerius ir nekurdami to politinio konflikto, kuris paskatintų jų rinkėją eiti ir balsuoti būtent už jų partinę tapatybę. Istoriškai šiaip rinkėjai nėra tiek motyvuoti eiti balsuoti į antrą turą, kiek jie yra motyvuoti, sakykime, pirmame ture. Kaip konservatoriams mobilizuoti savo rinkėją? Nes tas naratyvas, kad, žiūrėkit, neleiskime, pavyzdžiui, antivalstybinėms jėgoms patekti valdžią, jisai jau dalinai turbūt yra išnaudotas, ar ne? Tai kaip jiems paskatinti tą aktyvumą, kuris jiems būtų naudingesnis antrame ture? Aš pritarčiau gal Vytautui, kad konservatorių tas istorinis lojalumas savo partijai vis tiek veikia ir man atrodo, jie mažiausiai reikėtų to skatinimo, bet turbūt tas ryškiausias skatinimas yra tai, kad parodyti, kad tarkim Nemuno aušros dalyvavimas koalicijoje yra galimas, kad tai neatmetama kaip variantas, kad apskritai tos pozicijos, apie kurias kalba konservatoriai gynybos, saugumo klausimais, valstybingumo klausimais, kad jiem gali kilti kažkokia grėsmė, abejonė ir panašus dalykai. Tai tas mobilizavimas per kažkokį valstybingumo silpnėjimo naratyvą, man atrodo, būtų prasmingas tiek, kiek įmanoma tai daryti. Aišku, konservatoriam tai daryti sunku, nes vis tiek jiem visas duris turbūt valdančia koalicija yra uždarytos ir jiem dabar reikia turbūt galvoti apie tai, kaip tą savo reprezentaciją sustiprinti ir kaip įtikinti savo rinkėją, kad didesnė reprezentacija reikš ir kažkokią papildomą politinę galią blokuoti bent jau dalykus, kurie nepatiks jų rinkėjai. Bet kalbant apie stiprią opoziciją konservatorių, kiek ten tų mandatų jie turės, mes aišku pamatysime, bet ar apskritai jį galės būti stipri iš tos pusės, ar ten žmonės bus motyvuoti apskritai, ar ne, kabintis nagais dantimis, turint omeny, kokie tenai yra politikai ir kokius postus jie anksčiau yra užėmę ir dabar jie, sakykime, tampa elementarūs, paprasti Seimo nariai. Yra tendencija, kad konservatoriai naudoja buvimo pozicijoje kaip tam tikrą pasirengimo periodą ir bent jau, tarkim, Algirdo Butkevičiaus vyriausybės arba Gedimino Kirkilo vyriausybių metu, tai konservatorių pozicija buvo tokia veiksminga, kad dažnai negi tapdavo kažkokiu susitarimų dalim. Tai šita prasme konservatorių buvimas opozicijoje dažnai toks tampa jam persigrupavimu, galbūt naujų lyderių paieškomis, turint galvoje dar tai, kad vyks partijos pirmininko rinkimai ir kad yra daug kalbų, ar Ingrida Šimonytė kandidatuos, ar galbūt Laurynas Kasčiūnas užims tą poziciją, tai ir viduj labai svarbu bus turbūt užsiimti tam tikras pozicijas opozicijoje, tai yra, kad opozicijos lyderio balsas bus labiau girdimas, kad tas, kas užims tam tikrą klausimą, tam tikrą poziciją arba nuolat bus matomas, tai bus svarbu ir partijos viduj kovojant dėl galios ir dėl būsimų rinkimų. Tai konservatoriai, aš manau, kad šitą laiką tikrai naudos produktyviai. Vytautai, tų politikų, kurie, sakykime, jau vienmandatėse iškrito, į antrą turą nebepateko, jų palaikymas kažkuriam iš dviejų kandidatų antrame ture, kiek tai yra svarbu? Nes partijos visą laiką bando, ar ne, susirinkti tą paramą, bet ar jinai turi realią kažkokią įtaką tada, kada žmonės jau eina balsuoti ir renkasi, už kokį kandidatą jie balsuos? Aš tai skeptiškai nusiteikęs tokiu raginimų, žodžiu, aš visą laiką mėgstu sakyti, mes balsuojame vienatvėje, kabinoje, užsidarome, dabar jau ten nėra užuolaidų, bet anksčiau būdavo užuolaidą, užsitraukiame ir liekame su tuo sąrašu, su tuo. Tai aš manyčiau, kad kažkoks paraginimas gali suveikti partijų lyderių kažkokią paramą tiems savo vienmandatininkams, kurie išėjo į antrą turą. Ir čia aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad kalbėjote apie konservatorius, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad spalio 13 dieną rinkimuose daugiamandatėje Tėvynės sąjunga prarado, lyginant su 20 metais, prarado 70 000 balsų. Tai yra daug.
20 metais jie buvo gavę 293 tūkstančius, o dabar gavo 223 tūkstančius. Tai 70 tūkstančių tai yra daug, tai yra praktiškai partija galėtų tokių balsų, kiek balsų gavusi, peržengti 5 procentų barjerą ir gauti ten 5-6 mandatus. Tai yra, mano galva, tai yra signalas, tai jis nėra geras partijai signalas, nes šiaip taigi visi mes kalbam, kad tie rinkėjai lojalūs, bet tokiu atveju jau sumažėjo daugiamandatėj. Tai kas gali garantuoti, kad nesumažės ir vienmandatėse, kai bus antras turas, kad tie rinkėjai neteis. Tai bet vis tiek manau, kad labiausia čia tas pats tinka ir socialdemokratam, ir iš tikrųjų socialdemokratai turi kažkaip rodyti savo skirtumą nuo Žemaitaičio ir nežinau, gal Blinkevičiūtė turi važinėti dabar po tas apygardas, kur išėjo jų kandidatai į antrą turą ir ten fotografuotis, filmuotis su tuo kandidatu ar kažkur sutikimais su rinkėjai, kažkokie dar turi būti 2 savaitės, liko mažiau, bet jas reikia išnaudoti tam dalykui, kaip savo paraginti būtent balsuoti už savo kandidatą. Šiuo atveju Paulius visiškai teisus. Negalima taip paleisti, kad čia mes jau eisim į koaliciją ir maždaug viskas bus kaip gerai, bet iš tikrųjų kiekviena partija turi paimti savo kuo daugiau balsų, nes rinkėjas tas pats. Iš esmės, tie kairiai rinkėjai, jie yra jau įrodyta, nėra jie lojalūs, jie bėgioja nuo partijos prie partijos, tai socdemai, Žemaitaitis, ar ten Skvernelio, ar valstiečiai, tai iš esmės tie rinkėjai dažnai persidengia ir tada klausimas, kad reikia juos kažkaip privilioti. Pauliau, apie pačią rinkimų sistemą dar pakalbėkim, ar jinai yra maksimaliai gera, kokia galėtų būti, nes tie patys socialdemokratai yra sakę, kad reikia keisti anksčiau, čia ne šiais metais anksčiau yra kalbėję apie tai, kad reikia keisti rinkimų sistemą, reikia atsisakyti vienmandačių, tada bus stipresnės partijos, stipresnė demokratija, nes dabar vienmandatėse toks truputėlį savivaldos kvapas yra, ar ne? Tarsi kai kurie rinkėjai balsuoja tikėdamėsi, kad galbūt tas Seimo narys čia jiem apšvietimą ar duobę kažkokią sutvarkys ir panašiai, ir tada lieka nebeaišku, ar tas žmogus, kuris vienoje ar kitoje apygardoje yra išrinktas, ar jisai atstovauja tik tai tos apygardos žmonės, ar, sakykime, visos Lietuvos žmonių interesus. Yra poreikis keisti sistemą? Čia ne man turbūt atsakyti šitą klausimą pozityviaja prasme, kad kaip reiktų padaryti, bet aš pritarčiau, čia, man atrodo, Mažvydo Jastramskio tai nuomonė, kad mes visgi turim pakankamai gerą subalansuotą rinkimų sistemą, ta prasme, kad dabartinė politinė sistema susiduria su problemomis ir ypač Europos parlamento rinkimuose mes matom, kad žmonės dažnai nesijaučia reprezentuojami arba nežino, kas juos reprezentuoja. Tai šita prasme daugiamandatės ir vienmandatės rinkimų sistemos mišinys, jisai padeda kažkaip suderinti. Viena vertus egzistuoja vis mažiau, bet visgi tam tikrom ideologijom paremta partinė sistema. Tai yra kažkoks politinis bendruomeninis gyvenimas. Kita vertus atsiranda kažkokie regionų lyderiai, kurie tą žinutę iš regionų pakelia ir padaro savivaldos politikos tam tikrus klausimus platesnių tokių kontekstų dalim. Tai yra tam tikras tendencijas fiksuoja, kurios yra regionuose ir perdoda jos į Vilniaus tą didžiąją politiką. Tai man atrodo, kad šita sistema yra gera, turbūt problema, kuri šiuose rinkimuose nutiko, tai yra, kai ta sistema, taip keičiama nelabai diskutuojant arba nelabai svarstant, ką tie pokyčiai gali padaryti. Čia dėl skaičiavimo turite? Taip, iš esmės dėl vienmandačių skaičiavimo pasikeitusio, kuris buvo staigmena ir opoziciniam partijom. Andrius Mazuronis berods prisipažino, kad visi balsavo neskaitę, visi kažkaip nesureikšmino to, visiems atrodė, kad čia nieko tokio, nors iš esmės tai yra pažeidžiamas tam tikras tas mūsų prisimtas mažoritarinės daugumos sistemos principas. Tai yra, kad kažkas surenka 50 ar daugiau procentų balsų, ta sistema jau tampa tokia mišresnė. Tai man atrodo, kad tie pokyčiai, jie nemanau, kad pridėtų daug kokybės, bet tie pokyčiai, kurie nediskutuojami ir kurie priimami, nes kažkam naudingiau, o tas kartais vyksta ir perbraižant apygardų ribas ir keičiant dabar vienmandačių sistemas,
jie įvelia nemažai tokio nesusipratimo ir kita vertus nepasitikėjimo politinė sistema. Nes dabar turbūt dalis rinkėjų tik tai atsibūdę po rinkimų suprato, kad jie jau išrinko kažkokį vienmandatininką arba kad ta sistema buvo kitokia ir jie balsuodami už vieną ar kitą nulėmė likimą. Tai žodžiu, sistema yra gera, problema yra, kai pokyčiai jie daromi nesvarstant apie tai, ar kokybiškas ar nekokybiškas yra pokyčių įvedimas. Bet ar dar grįžtant, ar nėra čia problema, kad kai kurie politikai dalyvaudami vienmandatėse, jie bando save reklamuoti per tą savivaldos lygmenį? Na, tai iš esmės tokia įprasta vakaruose praktika, tai yra, kad egzistuoja tam tikri politikai, kurie ateina iš tam tikrų regionų, jie atsineša tą regiono tapatybę. Jeigu tas politikas painioja savivaldos politikos principus tam tikrus su nacionalinė politika, tai turbūt tada yra blogai tas minėtas atvejis, kad mes čia sutaisysime kelius, nors kita vertus, jeigu tas politikas eina su programa, kaip pakeisti visą kelių remontavimo, taisymo darbo programą. Ne tik savo apygardoje. Taip, tai viskas tvarkoja. Tai žodžiu, čia problema nėra tai, kad kažkoks žmogus labai gerai išmano ir vadovaujasi tam tikros savivaldos politikos principais. Problema tampa tada, kai tas politikas nesugeba pakilti virš savo savivaldos reikalų ir jam atrodo, kad jis turi tvarkytis iki tos rajono ribos, kur yra ženklas ar ne, kur baigėsi Rokiškio savivaldybė, ten jau nebe mano reikalas, nepaisant to, kad aš esu nacionalinės politikos dalis. Tai problema, žodžiu, nėra tas savivaldos tapatybė ar regiono tapatybė, problema yra negebėjimas jos pakelti į nacionalinį lygmenį ir matyti dalykus kontekstą. Vytautai, ar galėtų keistis Lietuvoje artimiausių metų rinkimų sistema ir ar to reikėtų? Aš tai kol kas manau, kad nereikėtų, nes mes tokia, kaip kompromisą esam priėmę 91-2 metais, kai buvo rašoma konstitucija. Čia mes turime tą istorinę priežastį, nes tuo metu Brazausko politinė grupuotė norėjo, berods, aš vis maišau, kažkuri, žodžiu, Brazausko politinė grupuotė norėjo vienos rinkimų sistemos, Landsbergio politinė grupuotė, aš taip vadinu neutraliai, norėjo kitos rinkimų sistemos ir buvo priimtas toks kompromisas. Ir dabar pusė Seimo taip ir tikrai aš siūlyčiau nekeisti, bet visiškai pritariu Pauliui, tas toks kaitaliojimas nežymus, kai dabar sužaidė, čia iš esmės Tėvynės sąjunga ir mano galva čia blogai, jie pažeidė tos kvalifikuotos daugumos principą. Vis dėlto pirmam ture turi laimėti kandidatas, tik tas kandidatas, kuris surinko daugiau negu pusę dalyvavusių tam, reiškia, balsavime balsų. O dabar jie sugalvojo tokį žaidimą, kad jeigu surinko 20% visų toje apygardoje esančių rinkėjų pagal sąrašą balsų, tada jis jau tampa laimėtoju ir dabar matėme, surinko 41% dalyvavusių ir jis pateko jau į parlamentą, antro turo nereiks. Tai šia prasme, Tėvynės sąjunga pasižymi tokiais, žodžiu, tokiom reformom keistom. Priminsiu žiūrovams, kad berods 2000 rinkimuose Tėvynės sąjunga tuo metu dar prieš tos rinkimus buvo valdančioji partija, sugalvojo panaikinti antrą turą vienmandatėse, patys tada gavo per nosį, panaikinę tą antrą turą, kaip tik buvo jų oponentam labai paranku. Tada 2000 metais po Seimo rinkimų Tėvynės sąjunga frakcija tilpo vieną liftą, taip juokavo tada Seime, nežinau, ten 12 ar 14 žmonių buvo. Tai aš manau, kad Tėvynės sąjunga turėtų baigti tokiais eksperimentais, čia ir negražu, ir labiau, jeigu Paulius teisus, jeigu Seimo nariai nebuvo informuoti, nebuvo jokių diskusijų, ir jeigu ten pakišo tą projektą, jis prabalsavo automatiškai pasitikėdami tą darbo grupę, kurios ten vadovas buvo ponas Vyšniauskas, kuris dabar nepateko į Seimą, nubaudė likimas už tokius eksperimentus, aišku, čia ne jo vieno buvo sumanymas, bet aš manau, kad reikia grąžinti vienmandatį tą 50+1 principą, laimė tik tas, kuris surinka 50% plus 1 nuo dalyvavusiųjų, jokių ten nereikia įsigalvoti, kaip dabar įsigalvojo, tai yra tiesiog kvalifikuotos daugumos principas ir kol kas palikti šitas dvi sistemas, pusė Seimo rinkti taip, pusė Seimo taip, reiškia pagal kitą sistemą, nes dabar kažką radikaliai keisti, tiesiog tokie laikai neramus, nes mes gal kažkada, kai nebus karo šalia, kai ten kažkas įvyks kažkokie, to nežinau, bus vėl ramybė kažkokia, kokia buvo daug metų palyginus, tai manyčiau, o šiaip tai aš taip, Aurelijau, iš jūsų girdžiu, kad jūs skeptiškai nusiteikęs. Ne, aš tai neturiu nei skeptiškumo, nei nieko kito, aš tiesiog klausiu.
Bet šiaip tai aš taip, jeigu taip mane asmeniškai, kai studentam kartais kai diskutuojame tas sistemas, tai aš taip pasisakyčiau už vienmandatės anglosaksų sistema, kada yra apygardos, šalis padalinta į apygardų tiek, kiek yra parlamente narių ir dėl kiekvieno mandato konkrečiai kovoja gyvi žmonės, rinkėjai juos mato, su jais bendrauja, o tas atsiranda ryšys tarp rinkėjų ir to politikų, nes sąrašiniai politikai jų dažniausiai jie net nesirodo, žmonėm jų net nemato ir pagal sąrašą pakliūva tokių žmonės stebisi, kaip jisai Seime, o pasirodo jisai sąraše ten tyliai buvo, su partijos vadovybė gerai sutarė, įtraukė į sąrašą ten, pavyzdžiui, 2 dešimtuką ir jisai tyliai ramiai sau sėdė Seime, nepridėjęs, kaip sako, jokių pastangų kažkur atvažiuoti į Lietuvą, į žmonės eiti į kaimo kultūros namus ar ten kažkur ir į bažnyčią ir aiškinti, kviesti balsuoti. Bet tai čia ateities klausimas. Aš manau, kad būtų reikėtų prie tos pereiti. Nes čia, aišku, politikams sunkiau. Politikams lengviau pagal sąrašą būti išrinktiem. Tai jie viską daro, kad būtų pereita apie vien proporcinį sistemą. Čia buvo. Taip, aš tai tikrai jokio skepticizmo neturiu pagal tai, kas viešoje erdvėje aš bandau klausinėti. Tai tada pabaigai dar, Pauliau, trumpai. Tas patekimas per sąrašą. Jeigu pagal sąrašą patenka žmogus, kuris vėliau laimi ir vienmandatėje, tada sąraše kyla žmonės ir jie irgi patenka į Seimą. Ir vėlgi viešoje erdvėje aš matau, kad žmonės kelia tokius klausimus. Ar čia yra sąžininga? Na, čia yra susitarimo reikalas. Tai politikoje, man atrodo, tas sąžininga ir priklauso nuo to, ar mes manom, kad tas susitarimas veikia, galioja, ar kad, tarkim, partijos to piknaudžiauja. Tai jeigu yra žmonių, kurie, kaip ir dabar, tarkim, buvo, kurie na, aišku, kad nepaliks savo vietos Europos parlamente, pavyzdžiui, arba turi kažkokias kitas pareigas, kurių tikrai neatsisakys, tai, man atrodo, yra tam tikras melas, tai yra nesąžiningumas. Bet jeigu tiesiog tas, na, toks sąrašo judėjimas, sakykime, nuoseklus vyksta ir kažkas gauna mandatą per vieną vietą, kažkas per sąrašą, na, tai yra tiesiog paprastas politikos subalansavimas. Tai, man atrodo, esmė yra nemeluoti ir neapgaudinėti rinkėjų ir neišnaudoti sistemos. Taip, šiandien tiek laidoje Paulius Gritėnas, filosofas ir apžvalgininkas. Ačiū Jums, kad atėjote. Vytautas Dumbliauskas taip pat nuotoliu buvo prisijungęs, Mykolo Romerio universiteto politologas. Ačiū ir Jums. Tiek šiandieną laidoje apie būsimą antrąjį turą, vienmandates, kur kovos dar nemaža dalis politikų, kaip ten viskas pasisuks, mes jau pamatysime sekmadienį, gal labiau iš sekmadienio į pirmadienį naktį. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, pasimatome jau rytoj. Iki.